Arko blokai yra vieni populiariausių Lietuvoje naudojamų statybinių blokų. Dėl didelio jų stiprio, ekologiškumo, tikslių ir optimalių matmenų, kokybiško mūro perrišimo ir panašių teigiamų savybių, juos mielai renkasi ir individualių namų, ir visuomeninių ar pramoninių pastatų statytojai. Blokai paprastai, lengvai ir greitai mūrijami, ypač panaudojant tam skirtas dėžutes. Jos galima mūryti tiek klijais, tiek įprastiniu skiediniu. Mūrijant pastato sienas svarbus elementas yra konstrukcijos kampas. Nuo jo stiprumo priklausys visos pastato konstrukcijos stiprumas. Arko blokų mūras suformuoja stiprią kampo konstrukciją. Blokų ilgis 340 mm ir jie tarpusavyje pilnai persiriša, užtikrindami privalomą 8 cm persislinkimą mūro eilėse. Tokiu atveju kampų nebūtina armuoti. Tepamos tik horizontalios siūlės. Vertikalios siūlės patikimai jungiamos įlaidą iškiša sausu būdu, išskyrus keltų blokų ir pertvarų jungimo sandūras. Pertvaros jungiamos prie pagrindinės sienos cinkuotais metaliniais ryšiais, kas trečia eilė. Arko blokai gaminami moderniais presais labai tikslių matmenų, +- 1 mm. Todėl kokybiškai išmūrijus sieną gaunamas labai lygus paviršius, kurį užtenka nutinkuoti plonasluoksnių 3-5 mm gipsinio tinko sluoksnių ir dažyti. Sienos paviršių galime padengti ir gipso kartono lakštais. Plyteles galime klijuoti tiesiai ant sienos paviršiaus, tik tai ją pagruntavus. Visi mišiniai, tiek cementiniai, tiek gipsiniai, su arko blokų paviršiumi labai gerai sukimba. Blokai lengvai gręžiami ir pjaustomi. Galima lengvai ir patikimai prismeiguoti fasado šiltinimo medžiagas. Daugiau informacijos arko.lt